Praėjusį sekmadienį, sausio 18 dieną, 10 dienų vizitų į Čikagą atvyko naujai išrinktasis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Jį sutiko visi komiteto už Valdą Adamkų nariai, Lietuvos Vyčių organizacijos jaunimas pasipuošęs tautiniais drabužiais ir nemažas būrys Čikagos bei apylinkių lietuvių su trispalvėmis. Prezidento Valdo Adamkaus sutiktuvės buvo filmuojamos ir jau tą patį vakarą rodomos vakarinėse televizijos žinių laidose. 71 years old, correct? Do I look like one? No, you don't. Sausio 19 dieną didysis Čikagos dienraštis Chicago Tribune plačiai paminėjo Lietuvos Respublikos prezidento atvykimą. Atsakęs į amerikiečių žurnalistų klausimus, naujai išrinktasis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kreipėsi į jį pasitikusius tautiečius lietuviškai. Taip kaip aš Lietuvoje sakiau, aš vienas tikrai nieko negalėsiu padaryti. Kaip visas reikės visų Lietuvos žmonių, reikės jūsų pagalbos. Bet aš manau, kad šiuo metu buvo beveik kritiška, kad mes padarytume tą posūkį, kad po 5 metų galėtume tikrai su pasitikėjimu žiūrėti į ateitį. Ypatingai aš daug vilčių dedu į jaunąją kartą, kadangi jie turės perimti, jie turės vesti Lietuvą visiškai naujų kelių. Ir tam yra, kaip sakant, daug vilčių ir, žinoma, teks nugalėti baisiai didelę biurokratiją, čia jokios abejonės nėra. Bet galbūt mano skelbtas toks, sakyčiau, bendravimo, kooperavimo šūkis į jos. Manau, kad pralaušime tą, sakyčiau, biurokratinę sieną, kuri šiuo metu gaubia ten ir daug dalykų galima būtų padaryti, jeigu tos biurokratijos būtų mažiau. Tačiau aš labai viltingai, su didelė energija žiūriu į priekį. Ir aš žinau, kad bendrai mes tą tikslą pasieksime. Ir ačiū Jums be galo, kad čia suvažiavote. Aš manau, kad bus proga su Jumis susitikti, šnektelti daugiau, galbūt pasidaryti įspūdžiais, kurie, sakant, susikaupė per tą visą rinkiminę kampaniją. Ir ypatingai po to, kai teko palyginti gan trumpą laiką pervažiuoti skersai išilgai per Lietuvą, mes patys nustebom, kad per 4 savaitės padarėm daugiau negu 15 000 kilometrų Lietuvoje. Žinot, Lietuvos mastu tai buvo maratonas, sakant, tikrąją žodžio prasme. Tad dar kartą ačiū labai ir aš manau, kad mes savaitės bėgėje susitiksim. Valdo Adamkaus susitikimas su mokiniais Maironio lituanistinėje mokykloje Lemonte įvyks šiandien šeštadienį 9:30 min. Ryto, o Čikagos lituanistinėje mokykloje jaunimo centre prezidentas bus 11 val. Ryto. Sekmadienį, sausio 25 dieną, Valdas Adamkus su žmona Alma dalyvaus mišiose Švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčioje Market Parke. Šventas mišias aukos šiuo metu Čikagoje besilankantis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ta patį vakarą, sekmadienį, Willowbrook Ballroom pokylių salėje ruošiamos prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos išleistuvės. Ketvirtadienį Čikagos Union League klube, kurio ilgamečių nariu yra Valdas Adamkus, įvyko iškilmingi priešpiečiai, skirti, kaip buvo sakoma, vieninteliam klubo nariui, kuris yra išrinktas šalies prezidentu. Invokaciją sukalbėjo tėvas Michael Jakaitis. Pirmiausiai buvo pagerbta pirmoji Lietuvos ponia Alma Adamkuvienė. Sveikinimo žodžius tarė klubo nariai, buvęs Valdo Adamkaus pavaldinys, dabar einantis jo pareigas administruodamas Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarų regioną gamtos apsaugos srityje David Alvin, buvęs valstijos senatorius Valdo Adamkaus bendražygis nuo senų laikų Jack Lanigan, Cook County prezidentas John Stroger ir komisionierius Carol Casey. Naujasis Lietuvos prezidentas tarti žodžio buvo palydėtas stovinčiomis ovacijomis. Šiame klube jaučiuosi lyg savo namuose, kalbėjo Valdas Adamkus. Čia praleista tiek valandų. Gera būti namie. Šiaip ar taip, beveik 50 metų ši laisvės ir neribotų galimybių šalis buvo mano namai. Bet mano tėvynė mane pašaukė. Būdamas ilgus metus Amerikoje, aš subrendau demokratinėje visuomenėje. Ta visuomenė išugdė manyje pagarbą žmogaus teisėms, demokratijai ir laisvajai rinkai.
Šias vertybės stengsiuosi perduoti tėvynėje. Telaimina Dievas Ameriką ir Lietuvą ir visus pasaulio laisvės trokštančių žmonės, baigė savo pasisakymą Valdas Adamkus. Po iškilmių naujai išrinktas Lietuvos prezidentas su nedidelė palyda pėsčiomis išsiruošė pas Ilinojaus valstijos gubernatorių Jim Edgar. Pakeliui, tarsi kelionių biuro agentas, pasakojo savo iš Lietuvos kartu su juo atvykusiems apsaugos vyrams apie Čikagos miesto grožybes. Gubernatorius Jim Edgar pasitiko Valdą Adamkų kaip gerai pažįstamą draugą. Pokalbio pradžioje prie žurnalistų kameras buvo pasikeista mandagumo frazėmis. Pašnekovai juokavo, kad pirmą kartą kalbėsis ne apie gamtos apsaugą, o apie visai kitus reikalus. Lietuvos prezidentas pastebėjo, kad vakarykščiame susitikime su Čikagos meru Daley jam nepavyko išvengti pokalbio miesto ekologinė tema. Gubernatorius painformavo, kad apie Valdo Adamkaus išrinkimą jis sužinojęs su darbo vizitu viešėdamas Indijoje. Toliau pokalbis vyko prie uždarų durų. Po susitikimo su Ilinojaus valstijos gubernatoriumi Valdas Adamkus stabtelėjo prie pastato pirmajame aukšte suruoštos nedidelės parodėlės apie Lietuvą. Čia jį ir užkalbinome. Apie ką šnekėjotės prie uždarų durų? Bendrai kalbėjomės apie Lietuvą, tačiau labai specifiniai buvo kalbama apie galimą Ilinojaus valstijos pagalbą Lietuvai ir naujai administracijai, naujai vyriausybei. Ir aš iškėliau pageidavimą, kadangi Ilinojaus valstija yra tikrai žinoma ir kaip gera žemės ūkio administratorė. Čia yra daug sukaupta žinių. Yra geros mokyklos žemės ūkio, tai aš klausiau gubernatoriaus, ar nėra galimybių, kad iš Lietuvos kiekvienais metais būtų galima suorganizuoti stipendijas žemės ūkio studentams, kurie galėtų čia metus, o gal net ir daugiau, pramokti, išmokti tas, kas yra vakaruose šiuo metu jau įgyvendinta. Ir jisai mielu noru sutiko tą padaryti. Jis sakė, kad jis paieškos tinkamus kontaktus mums ir praneš naujajam Lietuvos generaliniam konsului, kad galima būtų tą kryptimį praktiškai įgyvendinti. Savo trumpos viešnagės metu Čikagoje susitikote ir su miesto meru. Ką aptarėt su miesto meru? Su miesto meru buvo irgi kalbama apie galimą pasikeitimą tarp Amerikos, ypatingai kultūrinėje srityje. O kadangi Vilnius ir Čikaga yra vadinamoji čia kultūrinio pasikeitimo programai giminingų miestų miestai seserys, teisingai. Tai tą progą aš priminiau, kad galėtume išplėsti tą bendradarbiavimą ir kaip tik nukreipdamas tą ypatingai kultūrinį bendradarbiavimą, kad Lietuva turi tikrai iškilių įvairių ansamblių, meno, dainos, šokio, kurie galėtų parodyti amerikiečiams apie savo kultūrą, o tuo pačiu pakviesti ir į Lietuvą amerikiečius menininkus, kultūrininkus, kurie tokiai pasikeitimo programoje ir mes praturtėtume ir jie. Ir meras labai įdėmiai klausėsi to ir sakė, kad jis tikrai pasirūpins aktyviai žiūrėdamas, kaip tą galima būtų įgyvendinti. Ir net ten kartu dalyvavusiems Stanley Balzekui priminė, kad to reikalo jis norėtų ir toliau pasikalbėti. Iki išrenkant jūs prezidentu, kuris iš tų prisiminimų būtų pats šviesiausias ir kuris, jeigu toks buvo, pats juodžiausias? Šviesiausias tai buvo tas susitikimas su Lietuvos žmonėmis, važiuojant skersai išilgai per Lietuvą. Susitikimas su žmonėmis ypatingai tolimuose vietovėse, kur žmonės tikrai labai jautriai pergyvendavo mūsų susitikimus. Net vienoje vietoje sakė, kad yra tikrai dėkingi, kad aš atvažiavau, nes per paskutinius keletą metų joks pareigūnas nėra jos aplankęs, jie jaučiasi visiškai pamiršti, apleisti tą prasme, taip kad o tokie momentai ir įstringa į širdį ir dėmesin. Tos man buvo turbūt pačios maloniausios valandos, plus ypatingai susitikimas su jaunimu, kuris labai gan sunkiai grįžta tokį visuomeninį gyvenimą, tačiau su kuriais susitikau, jie buvo entuziastingi ir man tikrai paliko be galo didelį įspūdį ir aš galvoju, kad tai tikrai yra Lietuvos ateitis. Na, o turbūt iš tamsiausių prisiminimų tai buvo jau antrame, kaip sakant, etape, kada man teko
kovoti su mano oponentu, kuris, pasakyčiau, įžeidė ne tik mane, bet ir visą išeiviją, kadangi jo oponentai praktiškai buvo savotiškoj, sakyčiau, desperacijai, kada man atvykus į televizijos programą, jie pradėjo šaukti Yankee go home. Bet kažkaip tai buvo sunku net ir kaip po žmogui priimti tą faktą, kad pati visa išeivija ir aš pats visą ilgus metus dirbome, kad ta Lietuva, kaip sakant, Lietuvos žmonės atgautų laisvę, kad jie vėl, reiškia, taptų lygiateisiais nariais visur. Staiga, reiškia, mums už tą visą primetama, kad Yankee go home. Tai aš manau, kad tai buvo pati sunkiausia valanda. Jūs ne kartą prieš rinkiminėje kampanijoje minėjote, kad Lietuvos vyriausybė išrinkus prezidentą turės atsistatydinti. Kiek žinom, buvo konstitucinis teismas ir buvo nutarta, kad vyriausybė vis dėlto pasilieka jos skirtai kadencijai. Kaip Jūs vertinate šį reiškinį? Aš iš dalies apgailestauju. Aš galvoju, kad tai yra neteisinga valstybės tvarkyme iš principo. Tačiau, kadangi Konstitucinis teismas yra padaręs savo pareiškimą, aš aišku laikysiuos Konstitucinio teismo sprendimo, tačiau žiūrint į ateitį, aš galvoju, kad tas klausimas, kad vėl turės būti iškeltas, galbūt ne Konstitucinio teismo ribose, bet bendrai Konstitucijos pataisose ir Seimas turės padaryti to reikalų sprendimo, kadangi čia praktiškai yra savotiškai paralyžiuojamas bet koks progresas valstybės tvarkyme. Lietuva dažnai vadinama seimokratinė šalimi, jeigu teko girdėti tokį terminą. Kaip Jūs matote savo tolesnius santykius su Seimu? Aš pilnai suprantu, kad yra sunki padėtis, kadangi viena partija turi visišką kontrolę, tačiau aš dėsiu visas pastangas, kad mes rastume sprendimus, kurie būtų nenaudingi vienai, kurie nors siaurai partijai ar siaurai grupės žmonių, tačiau kad tas sprendimas būtų naudingas visai Lietuvai, Lietuvos žmonėms ir tuo patu stiprintume valstybingumą. Kelias bus nelengvas, aš puikiai žinau, kad dabartinis Seimas dar turi 3 metus tautos įgaliojimus, tačiau mano visos viltis ir pastangos nukreiptos į tą, kad galėtume rasti bendrą kalbą ir jeigu reikės protingus kompromisus. Dabar Lietuvos ir išeivijos, lietuvių gyvenančių išeivijoje santykiai. Ar numatote, kad keisis, intensyvės tas gyvenimas? Aš manau, kad pats faktas, kad galų gale išrenkant mane išeivijos žmogų į aukščiausią, valstybės postą, jau pats, faktas leis suartinti abi pusės vienam ir tam pačiam tikslui. Nes mano pastangos bus aišku, kad bet kokia trintis, bet kokie nesusipratimai ar kliūtis tokiam artimesniam bendradarbiavimui būtų pašalintos. Ar kviesite daugiau išeivijos lietuvių negu Raimondą Mieželį į savo administraciją? Į pačią administraciją turbūt galbūt stengsimės, išvengti didesnio, kaip jie sako, amerikonų antplūdžio. Vienas kitas tikrai, mus pakviestas, bandysiu gauti jo paslaugas, kad galėtume kuo greičiau padaryti tam tikrus pertvarkymus ir turėtume patirtį toj srity. Tačiau bendrai bandysiu patraukti kuo daugiau Lietuvos jaunosios inteligentijos ir su ją kartu dirbti. Dabar ilgam išvyksite į Lietuvą. Atsisveikindamas, ką norėtumėte pasakyti savo tautiečiams pasiliekantiems čia, Čikagoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir galbūt jiem palinkėti arba netgi ir paprašyti ko nors? Aš tikrai norėčiau, kad tas, sakyčiau, pasišventimas lietuvybei, darbas, kurį per dešimtmečius dirbome, niekad nesumažėtų, kadangi mūsų jaunosios kartos ugdymas lietuviškoje aplinkoje, kultūroje yra būtinas ir mes tik tai ir galim tą padaryti su to pačiu intensyvumu ir pasiaukojimu dirbdami. O iš savo pusės prašyčiau, kad tie, kurie galit, nesvarbu kurioje gyvenimo srityje, prisidėtumėt prie bendro Lietuvos valstybės gyvenimo, Lietuvos žmonių gerbūvio kėlimo. Tai yra mano prašymas, mano linkėjimas ir tikiuosi, kad jūs taip pat su tokiu pačiu entuziazmu Lietuvai padėsite, kaip kad ir man čia būnant kartu su jumis. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Vakar vakare pilnutėlėje Pasaulio lietuvių centro Lemonte salėje Valdas Adamkus susitiko su savo tautiečiais. Su daugeliu iš jų naujai išrinktasis Lietuvos prezidentas drauge nugyveno didžiąją savo amžiaus dalį.
Valdas Adamkus pasakojo apie rinkiminę kampaniją, apibūdino jo akimis didžiausias taisytinas Lietuvos gyvenimo problemas, trumpai išdėstė pagrindinius savo kaip Lietuvos prezidento tikslus. Po pasisakymo Valdas Adamkus atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Baigdamas kalbą, Valdas Adamkus pakvietė visus vasario 26 dieną atvykti į Vilnių į naujojo prezidento inauguraciją. Aš pasinaudodamas tą progą tikrai Almos ir savo vardu kviečiu visus į Vilnių 26-ąjį. Bus gera jūs matyti, bet jeigu kurie neturėsit progos, aš manau, kad kada atšils, kada vėl sužalios visa Lietuva, kad bus gera jūs matyti, o šįmet Lietuvoje bus tikrai daug iškilmingų įvykių, dainų šventė, antroji tautinė sporto olimpiada, tautinė pasaulio lietuvių žaidynės, skautų sąjungos irgi didysis minėjimas Panemunės šile, tautinė stovykla. Visuomenė džiaugiasi, šiltai sveikino savąjį prezidentą ir su viltimi linkėjo jam didžiausios sėkmės tėvynėje. Ar mes negalim visi didžiuotis, kad mes turim savo prezidentą? Žvelgiu
man svajonės. Prisimink, juk buvo vasara, prisimink, tą mūsų vasarą prisimink, kaip šilom džiaugiamės laimingi. Vasara, auksinė vasara.